Literatūra dažnai pristatoma kaip žinių šaltinis ar kultūrinė pareiga, tačiau iš tiesų jos poveikis yra daug gilesnis. Ji formuoja mūsų mąstymą, kalbą, vaizduotę ir net santykį su pačiu savimi. Šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame dominuoja greitis, informacijos perteklius ir paviršutiniškas vartojimas, skaitymas tampa ne tik laisvalaikio forma, bet ir būdu išsaugoti gebėjimą mąstyti lėtai, giliai ir sąmoningai. Viena svarbiausių minčių – literatūra nėra vien siužetas. Mokykloje dažnai akcentuojama, ką autorius norėjo pasakyti, tačiau toks požiūris pernelyg susiaurina skaitymą. Kūrinys neegzistuoja be skaitytojo. Kiekvienas žmogus jį patiria skirtingai, nes literatūra veikia ne tik intelektualiai, bet ir emociškai. Todėl nėra vieno teisingo atsakymo ar vienintelės interpretacijos. Svarbiausia neatkartoti teisingą prasmę, o išmokti klausytis teksto ir savo reakcijos į jį. Kita svarbi problema – skaitymas dažnai redukuojamas iki informacijos įsisavinimo. Mes sekame įvykius, prisimename veikėjus, tačiau pamirštame svarbiausią literatūros elementą – estetinį išgyvenimą. Kalbos grožis, ritmas, metaforos, sakinio muzikalumas dažnai lieka nepastebėti. O būtent jie ugdo jautrumo pasaulį. Gražiai parašytas tekstas keičia ne tik mūsų žodyną, jis keičia mūsų žvilgsnį į tikrovę. Literatūra tiesiogiai veikia ir mūsų kalbą. Žmogus, kuris daug skaito, lengviau formuoja mintis, tiksliau kalba, natūraliau komunikuoja. Skaitydami mes nesąmoningai perimame naujas sakinių struktūras, intonacijas, mąstymo modelius. Dėl to turtingėja ne tik išorinė kalba, bet ir vidinis balsas. Tai kaip mes kalbame su savimi. O kuo turtingesnė vidinė kalba, tuo platesnis tampa mūsų pasaulio suvokimas. Tačiau tam būtinas kitoks skaitimo būdas. Šiandien žmonės dažnai skaito skubėdami, tarsi norėdami suvartoti kuo daugiau tekstų. Iš čia kyla ir greitojo skaitimo kultas. Vis dėlto grožiniai literatūrai toks metodas beveik netinka. Meninis tekstas nėra instrukcija ar dokumentas, jis reikalauja lėto dėmesio. Kartais vienas sakinys gali būti vertingesnis už 10 perskaitytų puslapių. Todėl svarbu ne kiek knygų perskaitome, o kaip jas perskaitome. Lėtas skaitimas dažnai pastebi pasikartojančius motyvus, žodžius, ritmą, emocinius akcentus. Tai padeda suprasti ne tik siužetą, bet ir pačio kūrinio struktūrą. Tokiu būdu pradedame jausti, kuo gera literatūra skiriasi nuo paviršutiniško teksto. Literatūra tampa ne tik informacijos perdavimu, o savotiška režisūra. Autoriumi, kuris sąmoningai valdo mūsų dėmesį, emocijas ir vaizduotę. Ypač svarbus aspektas – skaitymas balsu. Anksčiau tai buvo natūrali skaitimo forma, tačiau šiandien ji beveik išnykusi. Vis dėlto skaitydami garsiai mes įtraukiame daugiau atminties mechanizmų. Ne tik matome tekstą, bet ir girdime save. Jaučiame sakinio ritmą, artikuliuojame mintį. Dėl to tekstas įsimenamas daug giliau. Be to, skaitimas balsu leidžia pajusti literatūros muzikalumą. Jų geras tekstas turi ne tik prasmę, bet ir skambesį. Dar vienas svarbus momentas – gebėjimas stebėtis. Literatūra gražina mus į būseną, kai pasaulis atrodo naujas. Vaikystėje laikas lenka lėtai todėl, kad viskas mums atrodo nepažįstama ir stebina. Suaugę gyvename pagal rutiną, todėl dienos ima trumpėti. Meninis tekstas gali sugrąžinti šį jautrumą, parodyti įprastus dalykus netikėtų kampu, priversti pamatyti tai, į ką kasdien nebekreipiame dėmesio. Tokiu būdu literatūra ne tik pasakoja istorijas, ji keičia mūsų pačių gyvenimo patyrimą. Svarbi ir mintis apie atmintį bei kartojimą. Įsimintos frazės, ištraukos ar metaforos gali tapti mūsų mąstymo dalimi. Kai žmogus kartoja stiprius tekstus, jis tarsi persirašo savo vidinę kalbą. Todėl verta ne tik skaityti, bet ir išsisaugoti svarbias vietas, jas perskaityti dar kartą, o kartais net išmokti atmintinai. Tai nėra mechaniškas mokymasis, tai būdas leisti literatūrai įsitvirtinti mūsų sąmonėje. Literatūra taip pat ugdo emocinį intelektą. Ji leidžia patirti svetimas būsenas, suprasti kitų žmonių motyvus, įsijausti į skirtingus likimus. Skaitydamas žmogus plečia savo emocinę patirtį net neišeidamas iš kambario. Dėl to jis tampa jautresnis, empatiškesnis ir geriau supranta tiek kitus, tiek save. Galų gale skaitimas yra tam tikra proto treniruotė. Kaip sportas stiprina kūną, taip literatūra stiprina mąstymą.
Jis reikalauja koncentracijos, vaizduotės, interpretacijos, emocinio įsitraukimo. Tačiau šis poveikis atsiranda tik tada, kai skaitome sąmoningai ir kokybiškai. 5 giliai išgyventos knygos gali pakeisti žmogų labiau nei 50 perskaitytų dėl kiekio. Todėl svarbiausia skaitimo taisyklė labai paprasta. Skaityti ne greičiau, o giliau. Skirti tam laiko, skaityti lėtai, kartais garsiai, sustoti prie sakinių, kurie paliečia ir leisti tekstui veikti mūsų mąstymą. Tik tada literatūra tampa ne foniniu triukšmu, o tikra vidinė patirtimi, galinčia keisti žmogaus gyvenimą.